1933 m. gegužės 25-ąją Vilniaus geležinkelio stotyje iš vakarinio Varšuvos traukinio išlipo jauna vienuolė vos prieš 5 dienų davusi amžinuosius įžadus. O tolesni įvykiai jos kelyje. Tai vienas nuostabiausių krikščionybės istorijos puslapių. Savo dienoraštyje tą vakarą sesuo Faustina rašė: Šiandien jau esu Vilniuje. Mažučiai nameliai išsibarstę sudaro vienuolyną. Man atrodo kiek keista po Juzefovo pastatų. Seserų tik 18. Mažas namelis, bet jos labai susigyvenusios. Visos seserys mane priėmė labai maloniai ir tai man buvo didžiulė paskata iškęsti sunkumus, kurie manęs laukė. Sesuo Justina mano atvažiavimui net išveitė grindis. Sesuo Faustina, gimusi Helena Kovalska, mergaitė iš Glogoviecų kaimo vargingos pamaldžios šeimos, nebaigusi nei 4 klasių, bet jau 7 patyrusi kvietimą ruoštis vienuoliškam gyvenimui. 16 išėjo tarnauti Lodzės mieste, nes reikėjo padėti šeimai. 1925-aisiais išgirdo sieloje įsakmų raginimą, kiek dar delsia. Tada jau nieko nelaukdama leidosi į Varšuvą ir pasibeldė į Dievo motinos gailestingumo seserų vienuolyno vartus. Dievo balsas užklupdavo ją ir besimeldžiant, ir prie kasdienių darbų. Vienuolyno darže, virtuvėje. Seserys tomis akimirkomis palydėdavo ją nustebusiais žvilgsniais. Kartą noviciato metu, kai vyresnioji motina mane paskyrė dirbti vaikų virtuvėje, labai nuliūdau, nes negalėjau pakelti puodų, kadangi buvo labai dideli. Sunkiausia man buvo nupilti bulves, kartais pusė jų išbyrėdavo. Vidudienį per sąžinės peržvalgą skundžiausi Dievui, kad neturiu jėgų. Tada sieloje išgirdau žodžius: nuo šios dienos tai tau pavyks labai lengvai, sustiprinsiu tavo jėgas. Vakare, kai ateina laikas nupilti bulves, skubu pirmoji, pasitikėdama viešpaties žodžiais. Visiškai lengvai imu puodą ir gerai nupilu, bet nukėlus dangtį, puodė vietoj bulvių matau raudonus rožių žiedus, tokius gražius, kad sunku apsakyti. Tai mane labai nustebino, nesupratau, ką tai reiškia, bet tą akimirką sieloje išgirdau balsą: tavo sunkų darbą paverčiu nuostabiausių gėlių puokštėmis, o jų kvapas kyla prie mano sosto. 1931 vasario 22 Plocke ją aplankė dar galingesnė vizija. Vakare, kai buvau celėje, išvydau viešpatį Jėzų vilkinti baltų drabužiu. Viena ranka pakelta palaiminimui, kita lieti drabužį ant krūtinės. Iš drabužio prasivėrusi ant krūtinės ėjo 2 dideli spinduliai, vienas raudonas, o kitas balsvas. Tylėdama žvelgiau į viešpatį, bet mano siela buvo persmelkta baimės, bet sykiu ir didžiulio džiaugsmo. Po akimirkos man Jėzus pasakė: nutapyk paveikslą pagal vaizdą, kurį matai, su užrašu: Jėzau, pasitikiu tavimi. Prižadu, kad ta siela, kuri garbins šį paveikslą, nepražus. Aš pats ją ginsiu kaip savo garbę. Netaip jau daug tokių regėjimų visoje tūkstantmetėje krikščionybės istorijoje. Pavyzdžiui, šventajam Pranciškui tik gyvenimo pabaigoje pasirodė nukryžiuotas serafimas ir netaręs nei žodžio apdovanojo stigmomis. O šventajam Tomui Akviniečiui Jėzus pasirodė porą kartų ir pagyrė už tai, kad teisingai aprašė keletą jos slėpinių. Kad pati nenutapys paveikslo, Faustina suprato vos pamėginusi. Vyresnieji, kurių patarimą bandė klausti, jos nesuprato, o kartais skaudžiai barė. Netgi labai švento gyvenimo žmonėms sunku buvo patikėti jos vizijomis. Ir jie ėmė melstis sielos vadovo. Kartą vidiniu žvilgsniu pamatė koplyčioje nepažįstamą kunigą. Ji dar nežinojo, kad tai tėvas Mykolas Sopočka, besidarbuojantis Vilniuje nuo tada, kai jį, jauną karo kapelioną, čia pakvietė tuometinis Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis. 33 vasarą Švento Mykolo bažnyčios tarpduryje kunigas Sopočka pirmą kartą pamatė patikliai besišypsančią truputį straždanotą vienuolę. Buvau tuomet Dievo motinos gailestingumo seserų nuodėmklausys. Ji iškart pasakė, kad jau yra mačiusi mane anksčiau savo regėjimuose ir kad aš esąs jai skirtas dvasios vadovas, turėsiantis padėti įgyvendinti Dievo planus, kurie per ją bus man atskleisti. Nepatikėjau jos pasakojimu ir paskyriau ją išbandymą, dėl kurio ji netrukus pradėjo ieškotis kito nuodėmklausio. Vis dėlto po kurio laiko ji grįžo ir pasakė esanti pasiruošusi viskam ir daugiau nemėginsianti nuo manęs pasitraukti.
kokį išbandymą buvo paskyręs Faustinai, kunigas Sopočka nutyli, bet šiaip ar taip ją tikriausiai labai įskaudino nepasitikėjimas žmogaus, kurį pats Dievas jai siuntė. Baimindamasis, kad tai nebūtų vien sesers Faustinos vaizduotė, iliuzija ar haliucinacijos, kreipiausi vienuolyno vyresnėje, motinėlę Ireną, klausiau, iš kur toji Faustina, ką mano apie ją seseris ir vyresniosios. Taip pat paprašiau, kad būtų patikrinta jos fizinė ir psichinė sveikata. Visi atsakymai buvo Faustinai palankus, bet aš ir toliau laikiausi atsargumo. Vis dar negalėjau patikėti, daug galvojau, meldžiausi ir stebėjau. Klausiau patarimo labiau patyrusių tuose dalykuose dvasininkų, kaip derėtų tokiu atveju elgtis, neatskleisdama žinoma, apie ką konkrečiai kalbu. Faustinos nuoskaudas kunigas Sopočka prasklaidė sakydamas, kad pasiruoštų kentėti patyčias ir nesupratimą, jeigu jau visą tai, ką pasakojanti, tikrai kyla iš Dievo. Dvasios vadovas įpareigojo ją niekam daugiau to nepasakoti, o visus savo išgyvenimus patikėti dienoraščiui, kurį turėdamas valandėlę apmąstysęs. Faustina tvirtino, kad mūsų viešpats Jėzus reikalauja nutapyti paveikslą pagal jos regėjimą, o atvelykį paskelbti Dievo gailestingumo šventę. Galų gale veikiau iš smalsumo, kaipgi tas atvaizdas galėtų atrodyti, negu patikėjęs Faustinos regėjimo tikrumu, nusprendžiau pasirūpinti, kad paveikslas būtų nutapytas. Nuėjau pas savo tuometinį kaimyną Kazimierovskį ir jis apsiėmė nutapyti paveikslą už sutartą sumą. Vienuolyno vyresnioji leido Faustinai 2 kart per savaitę lankytis pas dailininką. Vilniaus vizitiečių vienuolyno pašonėje prisiglaudusio namelio 1 aukšte buvusioje dailininko dirbtuvėje 34 sausio 2 prasidėjo darbas trukęs pusę metų. Ir pačiam kunigui Sopočkai nekartą teko atidėjus į šalį visus savo darbus pabūti modeliu, nes Faustinos nupasakojimų dailininkui neužteko. Nors Kazimierovskis atrodo taip pat nuoširdžiai stengiasi juos suprasti ir perteikti tą žvilgsnį kaip nuo kryžiaus. Dienoraštyje Faustina prisipažįsta kartą grįžusi iš dirbtuvės ir pravirkusi. Kasgi nutapys tave viešpatie tokį gražų, koks esi? Pats Jėzus turėjęs ją nuraminti, kad atvaizdas tiks toks, koks yra, nes ne iš spalvų grožio, o iš meilės jo didybė. Taigi 34 birželį tapytojo darbas buvo baigtas. Paveikslas buvo kiek neįprastas, todėl negalėjau pakabinti jo bažnyčioje be arkivyskupo leidimo, o aš tiesiog gėdijausi to leidimo prašyti, juo labiau negalėjau pasakoti, kaip tas paveikslas atsirado. Todėl patalpinau jį tamsiame koridoriuje šalia Švento Mykolo bažnyčios. Tuo laiku kaip tik buvau paskirtas šios bažnyčios rektoriumi. Sesuo Faustina buvo man sakiusi apie sunkumus, kurie laukia manęs šiuose pareigose. Ir greitai jo žodžiai ėmė pildytis. Sesuo vis prašė pakabinti paveikslą bažnyčioje, bet aš neskubėjau. Galų gale, didžiąją savaitę ji pasakė, kad Jėzus reikalauja išstatyti paveikslą Aušros vartų koplyčios laiptų lange per išganymo jubiliejaus iškilmes. Kanauninkas Zavackis kaip tik buvo paprašęs manęs tą progą pasakyti pamokslą ir aš sutikau su sąlyga, kad šventėj bus išstatytas paveikslas. Sesuo Faustina negalėjo nuslėpti džiaugsmo ir ėmėsi pati puošti paveikslą žalumynais, kaip tuomet buvo įprasta per didelės šventes. Penktadienį klausiau pamokslo, kurį sakė mano nuodėm klausys. Pamokslas buvo apie Dievo gailestingumą, pirmasis, kurio taip troško viešpats Jėzus. Kai pradėjo kalbėti apie didžiulį viešpaties gailestingumą, paveikslas tapo gyva figūra ir spinduliai skverbėsi į susirinkusių žmonių širdis. Tačiau ne vienodai. Vieni gavo daugiau, kiti mažiau. Mano sielą užliejo didžiulis džiaugsmas, matant Dievo malonę. Išvydau gyvą Jėzaus rankos judesį, kuris nubrėžė didžiulį kryžiaus ženklą. Tos pačios dienos vakarą, atsigulusi į lovą, išvydau, kaip šis paveikslas ėjo virš miesto, o miestas buvo uždengtas tinklais. Kai Jėzus praėjo, perpjovė visus tinklus ir išnyko. Tinklai Faustinos vizijoje reiškiantis piktojo pastangas supančioti sielas buvo sutraukyti,
Bet žmonijos dar laukia pusę amžiaus su Antrojo pasaulinio karo baisybėmis ir pokario sukrėtimais, nusinešusiais milijonus gyvybių. Tik auštant naujam tūkstantmečiui paveikslas buvo pagaliau išstatytas vienos iš Vilniaus bažnyčių altoriuje, kad ieškantis Dievo gailestingumo galėtų ateiti prie jo ir dieną, ir naktį, pabūti toje dvasios šviesoje, kurią pirmoji pažino sesuo Faustina. Kartą nuodėmklausys liepė man paklausti viešpatį Jėzų, ką reiškia spinduliai, kurie yra paveiksle. Atsakiau, gerai, paklausiu. Ir tada per maldą viduje išgirdau žodžius. Šie du spinduliai reiškia kraują ir vandenį. Baltas spindulys reiškia vandenį, kuris nuteisina sielas. Raudonas spindulys reiškia kraują, kuris yra sielų gyvenimas. Jie išsiveržė iš mano gailestingumo gelmių, kai mano mirštanti širdis buvo ietimi persmeigta ant kryžiaus. Laimingas, kas pasislėps jų prieglobstyje, nes jų nepasieks Dievo rūstybė. Žmonija nematys taikos, kol pasitikėdama neatsigręš į mano gailestingumą. Po iškilmių paveikslas grįžo į senąją vietą koridoriuje ir tai praėjo dar porą metų. Tik 1937 m. balandžio 1 kreipiausi Vilniaus arkivyskupą leidimo pakabinti paveikslą bažnyčioje. Jo ekscelencija atsakė, kad negali pats vienas nuspręsti, paveikslą reikia parodyti komisijai. O kadangi buvo nežinoma, kada tokia komisija susirinks, nurodė pakabinti paveikslą Švento Mykolo bažnyčios zakristijoje. Tuomet labai buvau užsiėmęs universitete ir seminarijoje, taigi komisijos apsilankymo metu manęs nebuvo. O jau po poros dienų arkivyskupas mane informavo žinas viską apie paveikslą ir kad leidžia jį kabinti bažnyčioje, tik ne pagrindinėme altoriuje, ir kad paveikslo atsiradimo istoriją reikia išlaikyti paslaptyje. Kartą kunigui Sopočkai išvykus, sesuo Faustina atliko išpažintį arkivyskupui Romualdui Jalbžykovskiui ir papasakojo viską apie paveikslą ir tai, kad Jėzus jai nurodęs įkurti naują vienuoliją, kuri melstų pasauliui gailestingumo. Arkivyskupas jai atsakęs, kad melsti gailestingumo gera mintis, bet pakanka tai daryti savame vienuolyne, o nauja vienuolyja, jeigu jau taip reikia, truputį anksčiau ar vėliau iš taip atsiras. Nuėjusi nuo klausyklos, Faustina skundžiasi Dievui ir gauna pažadą, kad arkivyskupas bus apšviestas. Bet šis dar kartą pasikvietęs ją pakartoja tą patį. Maždaug po poros metų Faustina užrašys tokius išganytojo žodžius. Yra sielų, kuriuose nieko negaliu nuveikti. Jos nuolat seka kitus, bet nežino, kas vyksta jų pačių viduje. Jaučia savo tuštumą, bet nepripažįsta jų kaltės. O sielos, kuriuose viešpatauju visa pilnatvė, joms yra nuolatinis sąžinės priekaištas. Ką tai reiškia, ir Faustina, ir jos sielos vadovas patirs kaskart, kai bus bandomas jų pasitikėjimas. Šiandien per vakarinę viešpats man leido pažinti, kaip jam patinka tyra ir laisva širdis. Pajutau, kad Dievas džiaugiasi žvelgdamas į tokią širdį. Bet tai karžygių širdys, jų gyvenimas yra nuolatinė kova. Kitą dieną Faustina rašo išvydusi bausmės angelą ant žaibuojančio debesies ir ėmusi prašyti pasigailėjimo Dievo rūstybės ištiktai vietoviai, kurią atsisako įvardinti. Kai taip meldžiausi, išvydau angelo bejėgiškumą. Jis negalėjo įvykdyti teisingos bausmės, kuri teisingai priklausė už nuodėmes. Dar niekada nesimeldžiau su tokia vidinė jėga kaip tuomet. Žodžiai, kuriais maldavau Dievą, buvo šie. Amžinasis Tėve, aukoju tau mieliausiojo tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Dėl sopulingosios jo kančios būk mums gailestingas. Būtent šie žodžiai susipynė į gailestingumo vainikėlį, apie kurį Faustina dienoraštyje užrašė. Kartą, kai koridoriumi ėjau į virtuvę, išgirdau sieloje žodžius. Nepaliaudama kalbėk tą vainikėlį, kurio tave išmokiau. Kas tik jį kalbės, patirs didžiulį gailestingumą mirties valandą. Kunigai duos jį nusidėjėliams, kaip paskutinį gelbėjimųsi ratą, nors būtų labiausiai užkietėjęs nusidėjėlis, jei tik kartą sukalbės šį vainikėlį, patirs malonę iš begalinio mano gailestingumo.
Kunigas Sapočka ėmė rūpintis išleisti paveikslėlių su gailestingojo Jėzaus atvaizdu ir vainikėlio žodžiais kitoje pusėje. Bet leidimo juos platinti kaip bažnyčios pripažinta malda, vadinamojo imprimatur, apeidamas Vilniaus arkivyskupą, jau kreipėsi į Krokuvą. O Faustina 1936 pavasarį perkeliama į vienuolyną Valendove. Ankstų kovo 21 rytą visam laikui atsisveikina su Vilniumi. Per artimiausius mėnesius džiova progresuoja nenumaldomai ir ji jau nebesitikė atlikti didžiųjų uždavinių. Šiandien gavau apelsinų. Kai sesuo išėjo, pamąsčiau. Užuot apsimarinus ir pasninkavus per šventąją gavėnią, turiu valgyti apelsinus? Juk man jau kiek geriau. Tada sieloje išgirdau balsą. Dukra mano, labiau man patinki, kai iš klusnumo ir meilės man valgai apelsinus, negu savo valia pasninkautum ir apsimarintum. Siela, kuri mane myli, privalo gyventi mano valia. Aš pažįstu tavo širdį, kad ji niekuo nepasitenkins, vien mano meilė. Šį rytą, kai atlikau savo dvasinės praktikas, ėmiau nerti vąšeliu. Tyliai širdyje jaučiau, kad Jėzus joje ilsisi. Šis gilus ir saldus Dievo artumo suvokimas paskatino mane tarti Viešpačiui. O švenčiausiai trejybė, gyvenanti mano sieloje, prašau tavęs, duok atsivertimo malonę tiek sielų, kiek kilpelių šiandien padarysiu šiuo vąšeliu. Tada sieloje išgirdau žodžius. Dukra mano, tavo norai per dideli. Bet Jėzau, juk tau lengviau duoti daug negu mažai. Taip, man lengviau duoti sielai daug negu per mažai, bet kiekvienos nuodėmingos sielos atsivertimas reikalauja aukos. Todėl aš ir aukoju tau, Jėzau, šį nuoširdų savo darbą. Man ši auka netrodo per maža už tokį didelį sielų skaičių. Juk ir tu, Jėzau, 30 metų gelbėjai sielas tokiu darbu, o kadangi šventas klusnumas draudžia man didelės atgailas ir apsimarinimus, todėl prašau tavęs, Viešpatie, priimk šias klusnumo antspauduotas smulkmenas kaip didelius dalykus. Tada sieloje išgirdau balsą. Dukra mano, patenkinsiu tavo prašymą. 1938-aisiais Krokuvoje apsilanko kunigas Sapočka. Tai paskutiniai jų dviejų susitikimai. Kalbėjomės apie vienuoliją, kurią jį norėjo steigti. Dabar, gulėdama mirties patale, ji vėl svarstė, gal visa tai te buvo iliuzija, kaip galbūt ir kitkas, ką ji man pasakojo. Ji pažadėjo paklausti apie tai Jėzaus maldoje. Kitą dieną aukojau mišias už seserį Faustiną ir staiga man paaiškėjo, kad lygiai kaip ji negalėjo nutapyti paveikslo, tik nupasakoti, koks jis turi būti, negalėjo ir pati steigti naujos vienuolijos. O tie nuolatiniai raginimai tik reiškia, kad artėjant blogiems laikams, tokia gailestingumo meldžianti vienuolija būtina. Atėjęs vėl jos aplankyti, paklausiau, kas naujo, o jie atsakė, kad nėra reikalo apie tai kalbėti, nes Jėzus jau viską, ką reikia, davęs man suprasti. Mano vienutė visada išpuošta gyvomis gėlėmis, bet mano dvasia niekur neranda pasitenkinimo. Vis labiau ilgiuosi Dievo. Yra akimirkų, kai Viešpats išpildo net mažiausius mano troškimus. Šiandien sakiau, kad norėčiau matyti javų varpas, o iš mūsų sanatorijos nesimato. Tačiau tai išgirdo vienas pacientas, kitą dieną išėjo iš sanatorijos į laukus ir atnešė man keletą nuostabių varpų. Rugsėjo 2 užsukau atsisveikinti prieš išvykdamas į Vilnių. Išėjęs susigrėbiau, kad nepalikau jai kelių naujai išspausdintų Dievo gailestingumo knygelių, kurias buvau pasiėmęs, tad sugrįžau. Atidaręs duris į Faustinos kambarį, pamačiau ją pasinėrusią į maldą, sėdinčią ir beveik pakilusią nuo lovos. Jos akis matė kažką, ko aš negalėjau matyti. Vyžiai buvo kiek išsiplėtę. Manęs ji nepastebėjo ir aš jau ketinau pasišalinti jos netrukdydamas, bet po akimirkos ji atsipeikėjo. Įteikiau jai leidinėlius, o ji atsisveikindama pasakė, susitiksim danguje. Dar kartą aplankiau seserį Faustiną rugsėjo 26, bet ji nebenorėjo, o gal ir nepajėgė kalbėtis, sakėsi bendraujanti su dangiškuoju tėvu.
ir jau tikrai buvo panaši į antgamtinę būtybę. Tik tada man nebeliko jokių abejonių dėl to, ką buvo rašiusi dienoraštyje. Kaip galėjo būti, kad tas žmogus, kuris labiausiai stengiasi ją suprasti, pasirūpino, kad būtų nutapytas paveikslas, ėmėsi platinti žmonėse paveikslėlius su gailestingojo Jėzaus atvaizdu ir maldomis, tik dabar patikėjo ją iš tikrųjų. Jis nedalyvavo laidotuvėse, bet grįžo į Vilnių jau aiškiai suvokdamas savo misiją ir tai, kaip reikia skubėti. Nebereikėjo būti aiškiaregių, kad matytų artėjančio karo ženklus. O jam juk Faustina patikėjo išsigelbėjimo ieškantiems skirtą nesudėtingą maldą. Paprastų žmonių vadinama vainikėliu. Vien tik Vilniuje gailestingojo Jėzaus paveikslėlių su šia malda tuomet atspaudžiama 10 000. Ir iš čia jie pasklinda po frontus, kalėjimus, lagerius, emigracijas. 39-aisiais vainikėlis išverčiamas į lietuvių kalbą. Lenkiška mašinėlė spausdintame lape lietuviški ženklai įrašyti vyskupo Mečislovo Reinio ranka. Jis suteiks ir imprimatur lietuviškam tekstui. Būtent arkivyskupas Reinys, jau įsisiautėjant naujosios okupacijos terorui, 1946 atvelykį pirmą kartą paminės kaip gailestingumo šventę, kartu su tikinčiaisiais susirinkusiais dar neuždarytoje Šventų Jonų bažnyčioje. Ir netrukus pasitiks kankinio mirtį. O kunigas Sopočka po Faustinos mirties naujomis akimis skaito dienoraštyje užrašytus atpirkėjo žodžius. Jei nevaržytų mano rankų, daug bausmių nuleiščiau į žemę. Tavo žvilgsnis numaldo mano pyktį. Nors tavo lūpos tyli, šaukiesi manęs taip galingai, kad dreba visas dangus. Negaliu pabėgti nuo tavo prašymo, nes pasieki mane ne iš tolo, o savo širdyje. O kad būtų dabar bent keletas seselių, kurios mokėtų šitaip melstis. Faustina rodos minėjusi, kad iš pradžių jų bus 6. 42-aisiais visos 6 iš tikrųjų pirmą kartą susirinko kunigo Sopočkos bute prie Švento Mykolo bažnyčios. Jis parodė joms kryžių, kuris buvo matyti pro langą. Tai esas geras ženklas darbui pradėti. Bet dar nebuvo atėjęs metas. Kai vieną kovo rytmetį kunigas Sopočka meldėsi Bernardinų bažnyčioje, prie jo priklaupė tarnaitė ir pakuždėjo, kad verčiau į savo butą negrįžtų, nes jau tykoma jį suimti. Jis nepastebėtas išsmuko iš bažnyčios ir išvyko į Juodšilius. Ten gyvendamas iš staliaus amato sulaukė 44 lapkričio, kai išsipildė kitas Faustinos regėjimas. 6 būsimos faustietės, nepaisydamos sovietų įvestos komendanto valandos, paryčiais rinkosi į mažutę medinę karmeličių buveinę Vilnelės šlaite, kur jis priėmė jų amžinuosius įžadus. Netrukus jos paliks Vilnių, o paskui jas paskutiniuoju Lenkų repatriantų ešelonu išvažiuos ir kunigas Sopočka. Tik paveikslas dar kurį laiką kabos uždarytoje Švento Mykolo bažnyčioje. O kunigas Mykolas vis iš naujo skaitys dienoraštį, nugyvens ilgą amžių, iškentės metus, kai dėl apgailėtino nesusipratimo knygelė su Faustinos maldomis pateks į Vatikano draudžiamų knygų sąrašą. Ir tik gilioje senatvėje sulauks dienos, kai tuomet dar Krokuvos metropolitas Karolis Vojtyla paskelbs Faustiną palaimintąją. Tikriausiai iki gyvenimo galo jam liks nesuprantamų vietų Faustinos dienoraštyje, nes kartais įžvelgia labai toli į ateitį. Šiandien mačiau į žemę įsmeigtus 2 stulpus, labai didelius. Vieną įsmeigiau aš, o antrą kitas žmogus. Nepaprastai sunkiai jį kėliau, pavargau besistengdama. O kai pastačiau tą stulpą, nustebau pati, iš kur turėjau tiek jėgų. Ir supratau, kad ne savo jėgomis tai padariau, o jėgos iš aukštybių dėka. Šie 2 stulpai buvo vienas šalia kito ir išvydau paveikslą pakabintą ant tų 2 stulpų labai aukštai. Akimirksniu ant stulpų atsirado didžiulė šventovė. Mačiau ranką užbaigiančią tą šventovę, bet žmogaus nemačiau. Didžiulė daugybė žmonių buvo lauke ir šventovėje, o iš gailestingiausios Jėzaus širdies išeinančios srovės liejosi ant visų.